lonely gangster road. Just me and my Negro. We still got bomb hydro. Nu ką, žinios? Lekiam. Davai. Sveiki, su jumis Radio žinios, aš Donatas Ognauskas bei Emilija Jefimovaitė. Na, Emilija, tai ar nusiteikus mokytis? Taip nusiteikus ir nei kiek 10 klasė manęs nebaugina. Kaip pasako kiti, kad labai sunku, aš tikiuosi, kad čia viskas bus gerai ir viskas bus lengva. Tiesiog reikia mokytis. Na, Donatai, kaip tau vasara? Na, man vasara prabėgo puikiai, buvo atostogauti, buvau Palangoj prie jūros. Puiku. Štai ir atėjo rugsėjo 1. Prie mūsų gimnazijos prisidėjo 153 nauji mokiniai. Pasigrožėkime šventės akimirkomis. Cause I'm all over you. Are you all over me? True, it hurts when you say rainy days are too cheap to get to me. Are you all over me? Šventės metu mes pasidomėjome mūsų gimnazistų nuotaikomis ir įspūdžiais. Sveikos. Labas. Kokie įspūdžiai naujoje mokykloje? Labai geri. Ar patinka mokyklos aplinka? Taip. Ko tikitės per šios mokslo metus? Naujų pažinčių, gerų rezultatų, mokslo. Ačiū labai. Sveikas. Labdien. Kaip jauties baigęs 1 klasę? Gerai. Ar lauki pupų? Taip, labai noriu parodyti savo jėgas. Ačiū labai. Sveikos. Ar esat laimingos, kad bus daugiau laisvės? Labai. Ar laukite šimtadienio organizavimo? Labai be galo, labai gerą šimtadienį organizuosim, tikrai stengsimės labai, kad mums kiti įsimena tokį gerą organizuosim. Ačiū labai. Sveiki. Kaip jaučiatės būdami 12-okai? Puikiai. Nuojautos geros, nes paskutinti metai mokyklai mokintis, tiesiog pasaka. Ar laukiate egzaminų? Žinoma, laukiame egzaminų, net nežinom, kaip ten bus su jais, su tais egzaminais. Gerai, dėkui. Prašom. Taip pat šventės metu pakalbinom ir direktorių. Labą dieną. Kaip jaučiatės prasidėjus naujiems mokslo metams? Jaučiuosi šiaip labai gerai, nes bėgo vasarą, vienaip ar kitaip pasilgsi savo bendruomenės nariu ir ypatingai vaiku, tai turbūt priklauso nuo pačio žmogaus požiūrio į darbą, o kadangi savo darbą myliu, tai... Ar daug pirmokų prisijungia prie mūsų gimnazijos? Tikrai labai džiaugiamės, kad didelis būrys 1 klasių mokinių arba 9-okų atėjo į mūsų gimnaziją, jų yra net 153. Tai yra pats didžiausias mokinių skaičius iš visų miesto mokyklų. Pasižiūrėkime, kokie naujųjų pirmokų auklėtojų įspūdžiai. Labą dieną. Labai. Ar džiaugiatės naujais auklėtiniais? Žinoma, be abejo, po metų pertraukos labai džiaugiuosi. Kaip manote, kokie bus nauji mokslo metai su tiek daug naujų veidų? Tiesą sakant, manau, kad lengva nebus, bet bus labai smagu. Ačiū Jums labai. Labą dieną. Ar džiaugiatės naujais auklėtiniais? Naujais savo auklėtiniais aš labai džiaugiuosi. Ir labai džiaugiuosi tuo, kad mūsų gimnazija šiais metais pasirinko labai daug šaunių, jaunų, motyvuotų, norinčių mokytis žmonių. Ir žinoma, kad labai džiaugiuosi savo naujais auklėtiniais. Ačiū Jums labai. Greitu metu Facebooko puslapyje atsiras
mokinių tarybos video. Su jumis buvo Ralės žinios ir aš, Emilija Jefimovaitė bei Donatas Ognauskas. Linkime jums geros dienos. Padarom zoologijos sodą. Nu, davai.